Visų pirma, reikėtų projektų vadovą supažindinti su tikslia esamo objekto vieta, adresu ir jau šitie dalykai iš esmės apsprendžia tolimesnį iškabų pasirinkimą ir realias galimybės. Visų pirma, reikėtų įsivertinti apskritai aplinką, kurioje yra jūsų verslas. Sakykime, esant senamiestyje, reikėtų laikytis senamiesčių taikomų reglamentų. Yra tam tikros taisyklės, tam tikri aukščiai, kuriuose galime kabinti, tam tikri tipai laikikliams, tam tikras medžiagiškumas. Tai yra begalė dedamųjų, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį prieš ruošiantis apskritai kokį nors maketą. Vėl yra situacijų, kaip pavyzdžiui prekybos centrai arba kažkokie nauji kvartalai. Tenai jau architektas viso objekto dažniausiai yra numatęs gaires, kurių irgi reikia laikytis. Tai ten daug vietos improvizacijai iš esmės nėra paliekama. Tai tada yra pasiemama ta bazė ir žiūrima, kaip prie tos bazės pritraukti turimą logotipą. Jeigu yra galimybė šiek tiek nupasakoti apie bendraturčių kiekį, ar tai yra gyvenamos paskirties pastatas, ar tai yra administracinės paskirties pastatas. Tai yra detalės, kurios yra labai svarbios, norint įsivertinti apskritai projekto derinimo ir suderinimo galimybę.